Ar tavo draugai žaidžia Minecraftą su visais variniais įrankiais ir vario golemais, o tau nepasako kaip? Tam esu aš, Raudonasis Lapinas. Labas, šiandien aš parodysiu, kaip įsijungti Minecraft tarpinės versijas tiek Java, tiek Bedrock Minecraft žaidimuose. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jei pamoka patiks, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Red Fox Cloud kanalą, o dabar jau lekia mokytis, keliaujam. Gerai, tai Minecrafto, kaip žinot, yra dvi versijos, Java ir Bedrock. Tai vienaip ar kitaip, pirmas dalykas, ką turim daryti, tai atsidaryti Minecrafto launcherį. Čia, kaip matot, aš turiu tokį, seną galbūt tai pavadinkim launcherį. Yra vienas naujesnis, bet galbūt daugelis turit ir jūs šitą būtent. Tai tiesiog atsidarom čia, palaukim, kol viskas užsikraus. Tuomet, kai viskas čia jau užsikrauna, keliaujam ties įdiegimais, spaudžiam čia. Ir čia būtinai pasižymim tarpinės versijos. Kai matysim, kad čia yra tarpinės versijos, kaip matot iš karto ir čia jos iššoka, bet jums greičiausiai čia niekas neiššoks, tai tiesiog spaudžiam naujas įdiegimas ir štai čia jau tiesiog paspausim šalia šito paukščiuko ir kaip matot yra snapshot, snapshot, snapshot ir panašiai. Ir kartu dar pas mane, kadangi lietuvių kalba parašyta vėliausia tarpinė versija. Kitaip tariant, vėliausias snapshotas. Tai 25W31A. Snapshotas, kuriame jau yra variniai daiktai. Tai tiesiog spaudžiam čia. Čia jeigu norim, galim dar ką nors pasireguliuoti. Ir spaudžiam įdiegti. Viskas, jūs sėkmingai turite Minecraft tarpinę versiją. Ir galite išbandyti atnaujinimus, kurie nepasirodo oficialiai, bet kaip ir pasirodo oficialiai. Žodžiu, daug kas negali žaisti, o jūs jau galite. Tik su žinoma, nemažu kiekiu įvairių klaidų, kitaip tariant, bugų. Ok, bet kaip su ta Bedrock versija? Tai, kaip matot, čia yra šiek tiek kitoks launcheris, tai šiek tiek naujesnis launcheris, tai pabandysiu atsidaryti jį. Ir kaip matote, jau čia viskas atrodo šiek tiek gerokai kitaip. O, dar ir atsinaujinti pasirodo reikia, tai šiek tiek palaukiam. Ir kaip matote, atrodo čia kaip ir niekas labai nepasikeitė, tik jau dabar mes esam nebe Java versijoje, o dabar esam Bedrock versijoje. Tai čia vėlgi yra toksai pasirinkimas, tai kaip matot, čia yra vėliausia versija, o jeigu paspaudžiam, yra latest preview. Tai tas latest preview yra tas pats, kas, kaip ką tik rodžiau Java versijoje, snapshotai. Tai jūs tiesiog pasileidžiat čia ir tiesiog spaudžiat žaisti naujausią tą pavadinimą preview. Kodėl tai gali būti aktualu ir Java versiją žaidžiantiems žaidėjams? Tai būtent dėl to, kad daugelis paskutinių atnaujinimų pirmiausiai atkeliavo būtent į Bedrock versijas ir tik po kiek laiko, gal net po poros savaičių, pagaliau tik tais sulaukiam tų varinių įrankių Java versijose. Tai, visuomet yra gera žinoti, visą laiką yra gerai ir, naudinga. Gerai, o kaip dabar tą Minecraftą, tuos Minecraft previewus arba, kitaip pavadinkim vėlgi snapshotus, žaisti per telefoną, konkrečiai tai per Android telefoną. Tai ką jums reikia padaryti, tai tiesiog nukeliauti į Google Play parduotuvę, surašyti Minecraft ir, žinoma, būti nusipirkus Minecraft žaidimą, kitaip dėja tokie dalykai nepavyks. Tai, kaip matot, aš čia dar pabandysiu padidinti. Taip, tai yra skliausteliai ir užrašas beta. Pas jūs tokio dalyko nebus, ir nėra labai dėl ko čia pergyventi, nes jūs nesat beta testuotojas. Ką mums reikia dabar padaryti, tai patapti beta testuotojais. Jeigu jūs po Minecraftu, žinoma, jūs turit būti nusipirkę žaidimą, pavažiuosit čia tiek žemiau, kažkur, galbūt po įvertinimais ir panašiai, atsiras panaši lentelė. Kaip matot, jinai jau rašo, kad aš esu beta testuotojas, aš galiu iš to išeiti ir, pasižiūrėti, ar man netgi galbūt aš jums ir parodysiu, kaip čia viskas vyksta. Ko gero, rodo, kad 5-10 few minutes. Tai žodžiu, pas jūs bus kažkas tokio, mygtukas turėtų būti join, tai jūs tiesiog paspausit join beta program, vėl join ir vėlgi turėsit šiek tiek palaukti, nes, taip greitai viskas nepavyks. Galbūt įsijungti Minecraft žaidimą ir šiek tiek pabūti žaidime ir vis grįžti pasižiūrėti į Google Play. Po kiek laiko jūs turėtumėt pamatyti, kad, čia kaip man rašo, you are beta tester,
o viršuje šalia žaidimo pavadinimo bus skliausteliai beta. Gali paprašyti tiesiog paprasčiausiai atnaujinti žaidimą, tai tiesiog paspausit atnaujinti ir, šiek tiek palauksit, kol viskas užsikraus. Ir viskas, jūs turit beta Minecraftą, esat beta testuotojas ir, galit džiaugtis variniais daiktais, variniais golemais, kol kitiems draugams beliks tik seilę pavarvinti. Jeigu norite daugiau ir detalesnės informacijos, kaip tai padaryti, pavyzdžiui, per PlayStationą ar per kokį nors kitą dalyką, tai galite tiesiog parašyti How to install Minecraft Preview ir jums turėtų išmesti štai tokį oficialų puslapį, kur viskas, ką aš čia ką tik iš esmės sakiau, yra parodyta. Kad ir kaip gaila, tai iOS arba kitaip iPhone telefonų savininkai, prisijungti beveik į šitą dalyką negali, nes, kaip matot, beta yra praktiškai pastoviai pilna. O daugiau visiems kažkokių tais didelių problemų turėtų nekilti. Tai kai kitą kartą galvosite, kas čia per nesąmonė yra šioje Minecraft skiltyje, tai tiesiog žinokit, kad čia yra būtent Red Fox Cloud'o serveris, kurį galite įsirašyti ir žaisti naujausius snapshotus ant Java versijos su savo Minecraft'o draugais. Tai šitai paprastai yra tiesiog įsijungti tarpinės versijas ir net žaisti kartu su draugais. Jei patiko ši pamoka, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūri kur nors kitur, būtinai paspausk širdelę ir pasek Red Fox Cloud. Su jumis buvau aš, Raudonasis Lapinas, ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!